Keliaujanti į Drakonų slėnį Nira prieina tą pačią, skersai jos kelio tekančią kalnų upę. Priėjusi krantą ji pamato, kad iš po aną kartą sukeltos griūties, iš nukritusių akmenų susiformavęs tiltas vis dar savo vietoje. Su sunkiais šarvais ji negali kaip aną kartą šokinėdama per iš vandens kyšančius akmenis pereiti į kitą pusę, bet jai to ir nereikia. Vilkėdama sunkius šarvus ir prisilaikydama į akmenis, ji gali nebijodama, kad bus nunešta sraunios srovės, perbristi upę. Sėkmingai įveikusi upę, ji pradeda kopti aukštyn akmenyje ištašytais laiptais. Tada netikėtai jos šarvai apsunksta ir ji nebegalėdama daugiau žengti nė žingsnelio, bejėgiškai suklumpa. Jos įsivaizduojamoji sesuo, pažvelgusi į nustebusią Nirą, pasako: tikriausiai jėgos eleksyro poveikis baigėsi. Nira šiaip ne taip išsitraukė buteliuką su eleksyru ir jį atsikimšusi buvo beišgerianti. Neskubėk, sesute, perspėja ją Lelija. Eleksyro kiekis ribotas ir reikia gerai pagalvoti, kada tinkamiausias momentas jį išgerti. Čia kalnuose mes nieko nesusitiksime, tai todėl gali drąsiai palikti šarvus ir toliau eiti lengvu žingsniu, o grįžusi atgal vėl jos apsivilksi. Supratusi, kad šį kartą gali apsieiti be eleksyro, Nira pastato buteliuką ant laiptelio ir pradeda nusiiminėti šarvus. Kai Nira nusiėmė šalmą, jos sesuo suriko: ką tu darai? Netidenk veido. Kas žino, kokią dar magiją naudoja tavęs ieškantis magai? Gal netgi ana ten skrendantis paukštis gali būti jų išdresiruotas ieškotojas. Palik visus šarvus, bet tik ne šalmą. Nira jos paklauso ir atgal užsimaukšlina šalmą. Kadangi visi drabužiai buvo suplėšyti į škudrus, tai Nira po šarvais nieko nevilkėjo ir nusiėmusi šarvus liko visiškai nuoga. Ji galėjo iš škudrų susimeistrauti šiokias tokias drapanas, bet kam to reikia? Vis tiek ten, kur ji eina, nieko nesusitiks. Nuo savęs nusilupusi našta tapusius šarvus, Nira nuoga patraukė toliau. Gavę Aikos pakvietimą, Kasandra su Darijum pasipuošė ir jau ruošėsi keliauti. Norėdama padaryti kuo didesnį įspūdį, Kasandra apsivilko gražiausią turėtą rūbą ir įdėmiai apžiūrėjusi Darijų pasako: tu tikrai ruošiesi keliauti su šitais batais? O kas jiems negerai? Nustebęs paklausė Darijus. Na, man atrodo, kad tu turi ir puošnesnių batų. Man atrodo, kad tu per daug dėl visko jaudiniesi, atsako Darijus. Jei tie žmonės tokie protingi, kaip sakai, tai jiems mažiausiai rūpės mūsų apriedai. Taip, tu teisus, trumpai pamąsčiusi pasako Kasandra. Ir paėmusi Darijų už rankos, kartu su juom teleportuojasi į uolėtųjų tyrlaukių kaimą. Iš šventiškai nusiteikusių ir linksmai šurmuliuojančių žmonių minios buvo galima spėti, kad kaime vyksta didelė šventė. Minioje besisukinėjanti Aika, tik išvydusi Kasandrą, svetingai šūkteli: sveiki atvykę! Tada Aika visiems džiaugsmingai praneša: mūsų garbės svečiams atvykus skelbiu derliaus šventės pradžią. Prieš sėsdami prie vaišių stalo visi garsiai 3 kartus pasakykime ačiū Kasandrai. Kasandra su Darijumi buvo pasodinti prie niekada anksčiau nematytomis vaišėmis nukrauto stalo. Jie buvo vaišinami egzotiškais vaisiais, prieskoniais pagardinta kepta mėsa ir aliejuje virtomis bulvėmis. Taip pat dar visokiais kitais patiekalais. Darijus su Kasandra tiek visko prisiragavo, kiek niekada anksčiau nebuvo privalgę, o visi maloniai šypsodamiesi jiems vis įkyriai siūlė paragauti naujų patiekalų. Ačiū, daugiau nesugebėsime nuryti nė kąsnelio, mandagiai atsakinėjo Kasandra su Darijumi, tačiau jiems vis tiek vis kažką siūlė. Jūs būtinai turite paragauti šokolado,
entuziastingai šūkteli Aika, pakišdama lėkštę su 2 rudomis plytelėmis. Aišku, iš pradžių jis gali pasirodyti kartokas, tačiau greitai pamėgsite šį skonį. Kada jūs spėjote visą tai išauginti? Nustebusi paklausė Kasandra. Juk visai neseniai surinkai sėklas. Mes esame studijavę visus augalus ir gerai žinome, kaip reikia elgtis, kad jie kuo greičiau subrandintų vaisius, pasigiria savimi patenkinta Aika. Tada už Kasandros žvilgsnio užkliūva vienas visų apsuptas žmogus. Prie jo visi ėjo pasisveikinti ir pasikalbėti. Tai Skydonas, pasako Aika, pamačiusi, kad jis atkreipė Kasandros dėmesį. Jis vienas iš tų, kuris buvo mus palikęs. Laimės ieškodamas jis bastėsi po pasaulį keletą metų, kol suprato, kad geriau nei čia niekur nėra. Jis pas mus sugrįžo vakar vakare ir todėl dar ne visi spėjo su juom pasisveikinti. Kai jie pakankamai prisisvečiavo, Kasandra pasakė, kad jiems jau laikas, atsisveikindama padėkojo už vaišingumą ir su Darijumi teleportavosi namo. Tuo metu Lava į duobę baigė sudėti dar vienos seniai mirusios raganos kaulus ir užvertusi duobę pasako: atleisk man žasvaistą, atleisk už tai, kad buvau viena iš tų, kuri atėmė tavo gyvybę. Ir dėl šito visos tos nesąmonės, pasako laidotųjų ceremonijos pasižiūrėti atėjusi Vavita. Na, tikėkimės, tau tai iš tikrųjų padės. Žinai, išėjusi iš Zirvos, įsikūriau šioje dykumoje ir tai reiškia, kad dabar mes esame kaimynės, entuziastingai pasako Vavita. Mes galėtume eiti viena pas kitą į svečius, be prisėsdama ant antkapio pradėjo fantazuoti Vavita. Nedrįsk nuleisti savo subinės, surinka Lava ant Vavitos, kuri buvo beatsisėdanti ant antkapio. Piktai nuskambėjęs Lavos balsas Vavitą taip išgąsdino, kad ji pašoko taip, lyg būtų prisėdusi ant žarijų. Tu ką, visai nieko negerbi, piktai užrinka Lava. Čia tau nekoks baldas, čia mirusiojo antkapis. Tu ką, atėjai, kad savo juokais dar ką nors pažemintum? Na, atleisk man, kad aš tokia kvaila, susierzinusi dėl apriekimo, nusiminusių balsų atsako Vavita. Šiaip aš atėjau tavęs atsiprašyti. Kai pradedi gyventi viena, turi daug laiko viskam apmąstyti. Geri ir blogi praeities poelgiai taip ir sukasi galvoje. Ir žinai, kuo daugiau galvoju apie savo elgesį, tuo mažiau savo patinku. Prašau, man atleisk, kad su tavimi elgiausi šitaip kiauliškai. Mano kvaili juokeliai dažnai buvo ne laiku ir ne vietoje. Bet ir tu pasistenk mane suprasti. Aš kilusi iš šiaurinių kraštų. Aš iš ten, kur trumpos vasaros ir labai ilgos žiemos. Atsimenu, kaip tos begalinės žiemos neapsakomai alindavo mano gentį. Ir iš mūsų pavasario sulaukdavo tik patys stipriausieji. Tais begalinių žiemų vakarais, iš paskutiniųjų besistengdami nepalūžti, mes juokdavomės. Mes lyg kvaileliai juokdavomės iš visko, iš ko tik galėjome sugalvoti. Mes juokėmės, kad tik kaip nors pragyventume tą niūrią ir rodos niekada nesibaigsiančią žiemą. Mes juokėmės iš kreivos šakos lauže, iš ilgo šešėlio ant urvo sienos, iš virš išėjimo nutįsusio varveklio ir net iš skerdžiamo gyvulio bliovimo. Trokšdami išgyventi, mes juokėmės iš mirusiųjų gentainių, nors norėjome klykti iš skausmo. Juokėmės ir tada, kai dėl užsitęsusios žiemos baigėsi maistas ir buvome priversti valgyti mirusiuosius. Juokėmės išleisdami paskutinį jį kvapą. Juokiausi likusi pati paskutinė iš savo genties. Juokiausi ir tada, kai užgesus laužui mane sustingdė mirtinas šaltis. Ir todėl aš įpratusi daug juoktis, man tai tiesiog įaugė į kraują, užbaigė pasakojimą ašaras besišluostydama Vavita. Lava, pamačiusi, kad Vavita nuo savo pačios atsiminimų susigraudino,
paguodžiamai ją apkabinusi pasakė: aš net neįtariau, kad už tavo kvailų juokelių slepiasi toks didelis liūdesys. Prašau ir man atleisk už tuos visus kartus, kai vadinau tave kvaile. Tada lava pasako: jei jau mes susitaikėme, tai gal ir zirvai atleisi? Man kažkaip nepatogu, kad jūs per mane susipykote. Ne, kategoriškai atkerta Vavita. Ji visada paniurusi ir susiraukusi ir visą laiką nori mane kontroliuoti. Be to pastoviai mane muša. Jūs skirtingos kaip diena ir naktis, todėl viena kitą ir traukiate, paaiškina lava. Jūs tiesiog viena kitoje randate tai, ko pačios neturite. Jūs tiesiog skirtos viena kitai. Jeigu jai atleisiu, tai negreitai. Tegul šiek tiek pasikankina, atsako gudriai šyptelėdama Vavita. Tuo metu Nira eina tuo pačiu pavojinguoju keliu per kalnus, kuriuo aną kartą ėjo su savo bendražygiais į drakonų slėnį. Kelias labai ilgas ir pavojingas, tačiau norėdama įgyvendinti savo sumanymą, Nira privalo jį įveikti. O tuo metu 3 raganų karalienės dar šiek tiek sumažina peraugusią raganą ir jai vėl pradeda darytis bloga. Tai nesuvirškinamas šlamštas spaudžia jai skrandį, paaiškina raganų daktarė Liva. Tada vėtra pradeda žiaukčioti, o karalienės nuo jos atsitraukia šiek tiek toliau. Tegul truputį prasivėme, o tada galėsime toliau ją mažinti, pasako Liva. Tada garsiai raugėdama vėtra pradeda vemti ir iš jos gerklės pasipila arklių balnai ir vežimų lūženos, plūgai ir šunų būdos, valčių ir avilių liekanos. Taip pat ten buvo savo šeimas bandžiusių apginti kaimiečių, kaip ginklai naudoti kirviai ir šakės. Rerovėje susimaščiusi apžiūrinėja ką tik išvemtų daiktų krūvą. Ir kai tarp viso to pamatė vaikiškus žaislus, ji susikrimtusi pasako: mes raganoms draudžiame naudotis pavojingąją magiją, tačiau jos mūsų neklauso. Ir kai jos, nebegalėdamos susivaldyti, pradeda šėlti, žūsta nekalti žmonės ir raganų vardas vis labiau maišomas su purvais. Nesvarbu, kiek gero padarome, nesvarbu, kiek dėl jų stengiamės, per tokias kvailes mūsų visi bijo ir nekenčia. Mums reikia kažką daryti su nepaklusniomis raganomis, kažką siaubingai baisaus, kažką tokio, kad jos tikrai daugiau neišdrįstų nepaklusti. Tuo metu karalienių pokalbio slapčia klausėsi aukštai medyje pasislėpusi ragana Larusta. Nors ji nuo jų buvo labai toli, stebuklingojo girdėjimo dėka ji girdėjo kiekvieną jų pasakytą žodį ir išgirdusi viską, ką reikėjo, teleportuojasi kiton vieton. Iš miško atsiteleportavusi į tamsų urvą ir susitikusi jos belaukiančias drauges, joms pasako: deja, man nepasisekė vėtros nei sumažinti, nei suvaldyti. Ją suvaldė tik jos apraminti atvykusios karalienės. Kaip tik dabar jos bando ją sumažinti. Ką? Vėtra pas karalienės? Surinka išsigandusi Liepsna. Mums reikia kuo greičiau sprukti, kol jos dar nespėjo perskaityti jos minčių ir nesužinojo apie mūsų planus. Nėra ko jaudintis, nuramina drauges Larusta. Aš spėjau ištrinti vėtros atsiminimus, kaip tik prieš joms pasirodant, taigi iš vėtros jos nieko nesužinos. Dar girdėjau, kaip jos planuoja dar labiau sugriežtinti bausmes už uždraustos magijos naudojimą. Ką? Dar labiau sugriežtinti bausmes? Pasipiktinusi surinka Liepsna. Prakeiktosios karalienės iš pradžių pasiskelbė mūsų visų valdovėmis. Po to mums primetė savo kvailų taisyklių kodeksą ir dar nusprendė mums aiškinti, kokią magiją galima naudotis. Jos ką, visai išdurnėjo? Visa laimė, kad nebeilgai teks kentėti jų terorą.
Prabudęs ryte, Darijus pamato, kad Kasandrai kažkas neduoda ramybės. Ką, ir vėl kankino blogi sapnai? Paklausė jis mylimosios. Tikiuosi, kad tai tik dėl viso to suvalgyto egzotiško maisto. Sapnavusi tie košmarai ir visa tai, ką sapnavau, niekada neįsipildys, pasako sunerimusi Kasandra. Tada Kasandra išgirsta, kaip kažkas suduoda per Tyrlaukių kaime esantį gongą. Mane kviečia, pasako ji ir pakilusi nueina ruoštis. Ko dar jai iš tavęs reikia? Suniurna suirzęs Darijus, nepatenkintas tuom, kad jo mylimoji turi taip anksti keltis. Na, nenuvykusi, nesužinosiu, atsako jam Kasandra. Ji tikriausiai tave laiko už tarnaitę, kad kviečia vis dažniau, pajuokauja Darijus. Greitai turėsime persikelti ten. Na, kad visada būtume jai po ranka. Aš pažadėjau kviesta pasirodyti ir savo pažadą tesėsiu, rimtai pasako Kasandra ir teleportuojasi. Atsiteleportavusi į uolietųjų Tyrlaukių kaimą, Kasandra iš karto pamato keletą sudegusių namų ir supranta, kad šį kartą tikrai atsitiko kažkas negero. O tada ji pamato šalia gongo gulinčią, sunkiai sužeistą Aiką. Tai Skydonas, dusdama išlemena Aika. Tai jis su savo gauja mus užpuolė. Jis tik apsimetė, kad nori sugrįžti, o iš tikrųjų jis norėjo užgrobti mūsų technologijas. Vakar naktį, kai po šventės prigėrė su migom, jis nužudė sargus ir tada į kaimą prasibrovė jo žmonės. Pasirodo, visą tą laiką, kai buvo iškeliavęs, jis kūrė planus, kaip užgrobti pasaulį. Jis subūręs žmonės statė kažką labai didelio, kažką, kas turėjo jam padėti užkariauti pasaulį. Visa laimė, kad jo išsilavinimas labai žemas ir jis nesugeba padaryti nieko tobulesnio už garo variklį. Tikriausiai po ilgo laiko nesėkmingų bandymų jam viskas atsibodo ir jis ryžosi užpulti mus ir pagrobti mūsų technologijas. Tada Aika pradeda springdama kosėti kraujais. Pamačiusi, kad Aika sužeista, Kasandra pasako, visa tai labai įdomu, bet pirmiausia reikia tave išgydyti. Man jau viskas baigta, iš paskutiniųjų išsteni Aika. Mano žaizdos per daug rimtos, o man padėti galėjusi įranga ištirpdyta rūgštyje. Neskubėk numirti, pasako Kasandra, paliesdama Aikos petį ir iššaukusi teleportaciją, kartu su ja persikelia pas karalienę Skidvaiziją. Ji savąją magiją greitai užgydo Aikos žaizdas ir pasakiusi, kad jos laukia kiti ligoniai, išeina pas juos. Stebuklingai išgyjusi Aika pasidžiaugia apgavusi mirtį ir padėkojusi Kasandrai už išgelbėjimą, toliau pasakoja, kas atsitiko. Visa laimė, kad vienas iš mano žmonių spėjo aktyvuoti mechanizmą, kuris į rūgštį panardino visus svarbius mūsų išradimus. Ir nors Skydonas mus ir nugalėjo, tačiau turėjo trauktis nieko nepešęs. Nesijaudink, aš jį suseksiu ir perduosiu jūsų teismui, rimtai nusiteikusi pasako Kasandra. Tau nepasiseks jo surasti, pasako Aika. Jis viską žino apie raganas ir gerai žino, kaip reikia slėptis, kad jūs jo nesurastumėte. Geriau palaukti, kada jis nustos slėptis ir pradės veikti. Tada bus tinkamiausias laikas jį sučiupti, patarė Aika. Taip ir padarysime, pritardama pasako Kasandra. Beje, dar norėjau tavęs kai ko paklausti. Kai ko apie ateitį. Ne, kategoriškai atkerta Aika. Aš tau nieko nepasakosiu apie tavo ateitį. Aš su tavimi šitaip niekada nepasielgčiau, nes nėra nieko baisesnio už savo likimo žinojimą. Prie didelio apvalaus pasitarimų stalo susėda 5 raganų karalienės. Kadangi į karalienių pasitarimą susirinko daugiau nei pusė iš mūsų, susirinkimą galima pradėti, praneša Vazava. Tada Rerovija pasako, toms, kurios dar nežino, noriu pranešti, kad ragana Vėtra
eksperimentuodama su uždraustąja magija, užaugo iki dangaus ir dėl tokios staigios transformacijos praradusi protą, visiškai sunaikino 2 kaimus. Mes ją sutramdėme ir uždarėme gydymui. Tačiau ar to tikrai užtenka? Mes nutarėme sušaukti šį pasitarimą, kad apsvarstyti bausmės už nepaklusnumą sugriežtinimą. Vėtra, vėtra, pasikartodama pratarė susimąsčiusi Zirva. Ne, tokios neprisimenu. Tai todėl, kad ji atstumtoji, paaiškina Rerovija. Kadaise ji jau buvo prisidirbusi su uždraustąja magija ir kadangi per ją žuvo žmonės, visos raganos nuo jos nusigręžė ir su laiku ją visiškai užmiršo. Na, panašu, kad ne visos nuo jos nusigręžė, pasako Liva. Norint atlikti gigantizmo užkeikimą, reikalingos 9 raganos. Na, juk žinote, kaip tai daroma. 8 raganos, sustojusios ratu, augimo magija, augina rato viduryje stovinčią 9 raganą. Vadinasi, vėtra turi bendražygių? Bet kas norėtų susidėti su atstumtaja? Nusistebi Vazava. Aišku, kad kitos atstumtosios. Padariusi logiškas išvadas pasako Liva. Negi tai įmanoma? Negi tikrai gali egzistuoti kažkoks mums nežinomas atstumtųjų raganų būrys? Jei taip iš tikrųjų yra, tai jos mums gali kelti didelį pavojų. Svarbiausia, kad mes nežinome, nei kiek jų yra, nei kokius planus jos rezga. Na, mes žinome, kad jų ne mažiau nei 8. Tuo metu kažkur urvuose atstumtųjų raganų lyderė, ragana Liūtė, stovi priešais didelį būrį atstumtųjų raganų ir joms kalba. Nors bandymas sukurti raganų milžinių armiją sužlugo, nenusiminkite. Yra ir kitų būdų, kaip sunaikinti nelemtąsias karalienes. Prieš pusę amžiaus mano siųstos raganos karalienės Slavos namų kieme užkasė keletą neigiamą magiją spinduliuojančių atgailos amuletų. Ir nors karalienė Lava buvo labai stipri, metų metus veikiama negatyvios magijos, ji labai susilpnėjo ir beveik dvasiškai palūžo. Ją šnipinėti turėjusios raganos pasakojo, kad labai dažnai matė ją labai nusiminusią, o kartais net girdėjo, kaip ji verkė. Manau, kad dar po keletos dešimtmečių ji visiškai palūž ir bus galima mėginti ją užpulti. Jei mums pasiseks, jei mūsų planas pasitvirtins, tokių atgailos amuletų prisėsime visų jų kiemuose ir lauksime. Lauksime, kol jų spinduliuojanti neigiama energija padarys savo darbą. Ir tada, kai jos taps tokios pat melancholijos palaužtos kaip Lava, tada mes visiems laikams atsikratysime karalienių. Taip, tai užtruks ilgiau nei puolimas su milžinių armija. Tačiau kur mums skubėti? Mums ir taip priklauso visas pasaulio laikas. Tuo metu drakonų slėnyje Nira eina palei tą pačią kalnų upę, palei kurią aną kartą ėjo kartu su bendražygiais. Ji artėja prie tos nelemtos vietos, kur nuo drakono liepsnų krito jos draugai. Priėjusi tą vietą, kur aną kartą juos užpuolė drakonas, ji įsibrenda į vandenį ir pasilenkusi pradeda rankomis čiupinėti upės dugną. Tada ji, kažką suradusi, išsitiesia ir pergališkai lelijai atkiša upės dugne rastą akmenį. Pažvelgusi į jai rodomą akmenį, lelija pasako: Gerai, gerai, tu buvai teisi, šioje upėje yra akmenų. Ir iš viso, ko tu iš manęs nori? Aš juk tavo vaizduotės vaisius. Mane sukūrė tavo pažeistas protas. Tačiau Nirai to nepakanka ir ji vis laiko priekaištingai atkištą iš upės ištrauktą į akmenį. Ar tu supranti, aš neegzistuoju? Praradusi kantrybę suriko lelija. Tu mane matai, nes pati to nori. Ir aš egzistuoju taip, kaip tu to nori. Ir tada aš pasakiau tai, ką tau reikėjo išgirsti. Tada Nira
nieko nepasakiusi, per riešą pasukdama delną, atgal į upę išmeta akmenį ir apsisukusi nueina toliau. Nirai nueinant, besiteisinanti Lelija jai suriko: tada tave graužia tai, kad tu išgyvenai, o kiti mirė. Tada tau reikėjo, kad aš tave apkaltinčiau. Turbūt tu jauteisi ne viską padariusi. Tai kažkoks paskutiniojo, išgyvenusiojo savigraužos sindromas. Ir tavo protas sukūrė tai, ko tau labiausiai reikėjo. Vis teisinosi paskui Nirą sekanti Lelija. Tuo metu Vavita sėdi savo naujuose namuose ir iš neturėjimo ką veikti, bando išsirinkti kokią knygą skaitymui. Tada ji išgirsta iš lauko atsklindančius kažkokius garsus. Išėjusi į balkoną pasižiūrėti, Vavita pamato kažką jos kieme darančią Zirvą. Ką tu čia darai? Supykusi surinka Vavita. Na, aš nusprendžiau pasodinti tavo mėgstamų gėlių, atsako gudriai besišypsodama Zirva. Kad tau nebūtų taip nyku šioje negyvenamoje dykynėje. Aš nejuokauju, klykdama surinka Vavita. Jei tu, taip, atsimenu, kaip tu sakei, kad jei dar bent per žingsnelį prisiartinsiu, tai tu amžiams pradingsi, ramiu balsu primena Zirva. Aš tavo ribas gerbiu, žiūrėk, nežengiau nė vieno žingsnelio už tavo nustatytos ribos. Šiandien tavęs nebuvo susirinkime, supratau, kad dėl to, nes nenorėjai manęs matyti. Tačiau aš nenoriu, kad dėl mūsų nesutarimų tau kiltų pavojus, nes praleidusi susirinkimą tu kai ko nesužinojai. Ir todėl aš tau dabar papasakosiu, apie ką kalbėjome pasitarime. Tikslių įrodymų neturime, tačiau yra pagrindo manyti, kad gali egzistuoti karalienę sunaikinti ketinantis atstumtųjų raganų būrys. Gali būti, kad mums visoms gresia pavojus. Ir dabar ne pats geriausias laikas gyventi atskirai. Ak štai, ką tu sumanei, suriko Vavita. Galvoji papasakosi man istoriją apie grėsintį pavojų ir aš pašiurpusi iš baimės parlėksiu atgal pas tave, tiesiai į tavo lovą, kad tu galėtum mane apginti? Aš nemeluoju. Grėsmė tikrai egzistuoja, bet kuri karalienė patvirtins mano žodžius. Be to sugrįžusi, gali apsigyventi atskirame name. Svarbu, kad tik būtum netoliese. Taip man būtų ramiau. Ne, man ir čia gerai, atkirto jai Vavita ir nuėjo atgal į kambarį. Nira sėdi prie ką tik iškasto sesers lavono ir neryžtingai žiūri į ją. Ji nervingai spaudžia kirvio kotą, vis nesiryždama padaryti tai, dėl ko čia atėjo. Tu privalai surasti savyje jėgų ir padaryti tai, ką privalai. Į ausį jai įsakmiai pasako Lelija. Tu privalai tai padaryti, juk vien tik dėl to ir įveikiai visą tą ilgą kelią. Toliau Nirai įkyri įsivaizduojamoji sesuo. Nagi drąsiau, surinka Lelija. Juk žinai, kad tik tavo mirtis nuslopins karaliaus keršto troškimą. Tada Nira iš susijaudinimo virpančiomis rankomis virš sesers lavono iškelia kirvį ir pradeda taikytis nukirsti jai galvą. Tačiau ji negali to padaryti ir vėl nuleidžia kirvį. Nukirsk man galvą, nes aš, būdama tavo vietoje, tai tikrai nukirščiau tavąją. Iš visų jėgų surinka įsivaizduojamoji sesuo. Tada Nira iš visų jėgų užsimoja kirviu ir greitu tiksliu kirčiu nukerta sesers lavonui galvą. O tada, kai ji išgirdo perkirsto sesers sprando kaulo trakštelėjimą, kai ji susivokė, ką tik padarė, ją ištiko isterijos priepuolis. Tuo metu susimąsčiusi Kasandra sėdi ant jūros kranto ir žiūrėdama į beatsiritančias bangas kažką galvoja. Tada šalia jos stovinčiame smėlio laikrodyje, išbyrėjus paskutiniosioms smiltelėms, jį apverčia ir šlapiame pakrantės smėlyje pirštu išbrėžia dar vieną brūkšnį.
Tada iš jūros išnėręs Darijus, pribridęs arčiau, nekantraudamas paklausė, kiek dabar išbuvau? Kasandra parodydama 4 pirštus pasako, 4 laikrodžio apvertimus. Galima sakyti, kad įvaldžiau povandeninio kvėpavimo magiją, savimi patenkintas pasigiria Darijus. Jei dar pasitreniruotum, tai gal net žinių rūmus pasiektum, šyptelėdama pajokauja Kasandra. Žinių rūmai? Perklausė susidomėjęs Darijus. Tai užrašų su uždraustąja magija archyvas, paaiškina Kasandra. Labai giliai po vandeniu, pačiame jūros dugne, ten, kur negali nukeliauti joks mirtingasis, stovi karalienių pastatytieji rūmai. Ir tuose rūmuose yra visos knygos su uždraustąja magija. Ai, ką aš čia tau pasakoju? Duok ranką ir aš tau viską aprodysiu, pasako Kasandra, ištiesdama Darijui ranką. Darijus paima už jam ištiestos rankos ir Kasandra jos perkelia į jūros dugne esantį uždraustos magijos archyvą. Tada Darijus savo akimis pamato, kaip atrodo jūros dugnas ir kokie šiurpinančiai baisūs monstrai čia gyvena. Žiūrėdamas į už archyvo langų plaukiojančias milžiniškas gelmių pabaisas, Darijus apstulbęs pasako, aš neįtariau, kad mūsų jūroje gyvena tokie sutvėrimai. Čia ne mūsų jūra, atsako Kasandra. Pasaulyje yra ir daugiau jūrų. Ir mes dabar esame labai toli nuo namų. Čia, kur neblaško supančio pasaulio garsai, pati tinkamiausia vieta studijuoti magijos raštus, pasako Kasandra, parodydama į knygų lentyną. Šitose spintose yra visi egzistuojantys uždraustos magijos užrašai, toliau pasakojo Kasandra. Tačiau vien tik į jūros padarus bespoksantis Darijus jos net negirdėjo. O tada į archyvą atsiteleportuoja 3 karalienės. Koks netikėtas susitikimas, įtariai pasako Rerovija. Mes tik atvykome pasižiūrėti, ar kas kartais tik nešniukštinėja po uždraustų žinių archyvą ir sutinkame tave, Kasandra. Aš neketinau daryti nieko neleistino, pasiteisina Kasandra. Aš tik norėjau savo mylimajam parodyti šią nuostabią vietą. Tu nenorėjai daryti nieko neleistino, piktai pakartoja Rerovija. Tu visada tokia paslaugi ir miela, tokia nekalta ir verta pasitikėjimo. Tai kodėl visada, kai susitinkame, tavo širdelė pradeda spurdėti kaip išgąsdinto žvėrelio? Sakyk, ką slepi? Grėsmingų balsų paklausė Rerovija. Aš nieko neslepiu, išsigandusi atsako Kasandra. Sakyk, ką žinai apie sąmokslą prieš karalienės, garsiau paklausė ji. Ką? Nustebusi paklausė Kasandra. Aš nieko apie tai nežinau. Palik ją ramybėje, ant Rerovijos surinka Darijus, kuriam nepatiko, kaip ji kamantinėjo jo mylimąją. Tada Zirva sugriebė Darijų ir atitraukusi jį atgal pasako. Ramiai. Darijus pradėjo muistytis ir bandyti ištrūkti. Tačiau stiprios Zirvos glėbys jam buvo neįveikiamas. Tuo metu grėsmingai besiartindama link Kasandros Rerovija kalbėjo. Negi visą tą laiką, kai mes tave laikėme drauge, tu mūsų nekentei ir veikiai prieš mus? Ne, tu klysti, teisinosi Kasandra. Aš niekada nemėginau pakenkti nė vienai iš jūsų. Žiūriu į tave ir negaliu patikėti, kad buvau tokia akla. Toliau besiartindama link Kasandros kalbėjo ji. Visą tą laiką mes tavimi pasitikėjome, laikėme tave vieną iš mūsų, o tu, pasinaudojusi mūsų patiklumu, tikriausiai prieš mus kažką rezgėjai. Aš niekada prieš jūs nerezgiau jokių planų. Toliau bandė pasiteisinti Kasandra. Tai tada tu tikriausiai nieko prieš, kad aš nuskaitysiu tavo mintis, pasako Rerovija, priglausdama delną prie Kasandros kaktos. Per akimirką nuskaičiusi Kasandros mintis ir supratusi, kad klydo, Rerovija sutrikusi pasako.
Aš jaučiuosi tokia kvaila. Aš labai atsiprašau. Maldauju, atleisk man. Tada atsisukusi į drauges pasako, viskas gerai. Mūsų mieloji Kasandra tikrai niekuo dėta. Visa tai tik kvailas nesusipratimas, kurį tikiuosi greitai pamiršime. Tada ji pastebėjusi, kad Zirva vis dar laiko Darijų, surinka. Greičiau paleisk jį, mes jau ir taip pakankamai prisidirbome. Tikras palengvėjimas, kad mano įtarimai nepasitvirtino ir kad mūsų brangioji Kasandra tikrai yra mūsų draugė. Tada atsisukusi į Kasandrą pasako, tai, ką tau sakė Lava, jokia paslaptis. Be reikalo jaudinaisi ir bijojai mūsų. Supranti, Lava truputį negaluoja ir į kai kurios dalykus per daug jautriai reaguoja. Tada buvo tokie laikai ir mes padarėme tai, ką privalėjome padaryti, kad visi turėtume tokią šiandieną, kokią turime. Mes nieko nesigailime, nes jei nebūtume jų nužudę, tai jos būtų nužudžiusios mus. Tada Rerovija susimąsčiusi priduria, beje, tavo regiami sapnai verčia sunerimti. Sakyk, kaip dažnai jie išsipildo. Kai kurie sapnai iš dalies išsipildė, tačiau dauguma taip ir liko tik blogais sapnais. Labai nesiplėsdama atsakė Kasandra. Šitiek daug kapų, apsižvalgiusi pasakė, Lavos aplankyti atėjusi karalienė Žvaigždžių dukra. Lava nieko jai neatsakiusi, toliau į duobę pagarbiai dėjo dar vienos laidojamos raganos kaulus. Tada Žvaigždžių dukra, giliai įkvėpusi, netikėtai pasako, tai buvau aš. Aš buvau toji, kurią tu tada matei taurės atspindyje. Lava niekaip nereaguodama į jos prisipažinimą, toliau lyg niekur nieko, į duobę dėjo kaulus. Į Marabundos salę aš įbėgau iš karto po tavęs, toliau pasakojo Žvaigždžių dukra. Pamačiusi, kaip tu stovi sukaustyta Marabundos magiškose pančiuose ir išgirdusi, kaip čirškėdamas anglėja tavo veidas, aš išsigandau ir vietoj to, kad pulčiau tau padėti, aš nubėgau pakviesti kitų. Štai pagaliau ir pasakiau, atsidusdama pasako ji, ir nutilusi laukė, ką į tai pasakys Lava. Tačiau Lava, niekaip nereaguodama, toliau į duobę dėjo kaulus. Lavai vis tylint, ji teisindamasi kalbėjo toliau. Visi galvoja, jei tu esi didelė ir stipri, tai tu ir bebaimė. Mano didelis ūgis, platus pečiai, stambus žandikaulis, buvo viskas, ko reikėjo, kad visi visada norėtų, kad priklausyčiau jų būriui. Man niekada nereikėjo niekam nieko įrodinėti. Man tereikėjo tik įspūdingai atrodant stovėti jų gretose, o kai tapau ragana, niekas nepasikeitė. Aš tik atrodau didelė ir baisi, o iš tikrųjų aš lyg maža bejėgė mergaitė bijau visko, ko tik įmanoma bijoti. Aš bijau vorų, bijau ir pelių, taip pat bijau gyvačių, vabalų, varlių ir driežų ir dar daugybės kitų dalykų. Lavai vis tylint, ji pratrūksta. Girdi mane? Aš sakau, kad esu kalta dėl to, kas su tavim tada atsitiko. Pasakyk ką nors. Aš visada tai žinojau. Pagaliau prabilusi pasakė Lava. Ką? Nustebusi sulemena Žvaigždžių dukra. Aš nebuvau įsitikinusi, bet manau, kad giliai širdyje žinojau. O kasgi kitas, jei ne tu? Toliau kalbėjo Lava. Tu vienintelė negini savo nuomonės. Niekada niekam neprieštarauji, visiems nuolaidžiauji ir visada būni kažkur nuošalyje. Kasgi kitas, jei ne tas, kas būdamas toks didelis, sugeba likti nematomas. Tai todėl tavo karūna su akis slepiančia pertvara. Tave graužė sąžinė ir visą tą laiką tu bijojai pažvelgti man į akis? Tau pabodo vengti mūsų akių kontakto ir todėl, kai mes visiems laikams užsidėjome šias karūnas, tu pageidavai, kad tavo karūna būtų būtent tokia?
Nebeslėpk daugiau nuo pasaulio savo gražių akių, pasako lava nuo jos karūnos nulauždama metalinę akis dengusią plokštelę. Tu jau ir taip pakankamai prisikentėjai. Aš nenoriu, kad dėl mano nelaimės kentėtume mes abi. Tuo metu ant žirgo sėdinti Nira žiūri į tolumoje esantį miestą ir nedrįsdama prisiartinti atsimena, kaip aną kartą jai šiaip ne taip pasisekė pabėgti ir kaip jis sau prisiekė, kad daugiau niekada čia negrįš. Galiausiai ji ryžtasi ir išsidrasinusi patraukia link miesto vartų. Tik įjojus pro vartus į nosį iš karto trenkė aitrus šlapimo persipinusio su prakaitu tvaikas, o pats miestas buvo persipildęs visokio plauko nuotykių ieškotojais. Ji sukaupusi visą drąsą, lyg viena iš jų prasiskirdama tarp visų tų ją sučiupti trokštančių samdinių, ryžtingai nujojo tiesiai link karaliaus rūmų. Ji jojo lygiai tuo pačiu keliu, kuriuo aną kartą ėjo nešina drakono galva. Tik šį sykį, visai nei aną kartą, miestas buvo niūrus ir slegiantis, o ant namų sienų juodavo nuo drakonų liepsnų likę apanglėjimai. Karaliaus rūmuose buvo kraupiai tylu ir tuščia, ir kad ir kaip ji nenorėjo eiti toliau, ji privalėjo tai padaryti. Pasiekusi sosto salę, ji rado karalių sėdintį prietemoje ir kažką mąstantį. Nešina sesers galvą, ji prieina arčiau ir priklaupdama, pagarbiai ją padeda ant grindų. Kas tu? Nustebęs paklausė karalius. Tada Nira, nusiėmusi šalmą, parodo, kad jos visa galva subintuota ir taip duoda suprasti, kad negali kalbėti. Karaliaus patarėjai ilgai apžiūrinėjo lelijos galvą, bebandydami nustatyti, ar čia tikrai toji galva. O tuo metu Nira, kantriai stovėdama priešais karalių, laukė atlygio. Ar tai ji tave šitaip sužalojo? Paklausė jos karalius. Nira pritariamai linktelėdama davė suprasti, kad taip. Tada, baigę galvos apžiūrą, patarėjai užtikrintai patvirtina, kad tai tikrai Niros galva.